Šeima turi 2 nekilnojamojo turto objektus. Butą, kurio mokestinė vertė 150 tūkstančių eurų. Ir namą, kurio mokestinė vertė 400 tūkstančių eurų. Namą šeima nuomoja. Abu objektai priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, todėl laikome, kad kiekvienam sutuoktiniui tenka po pusę turto vertės. Abu sutuoktiniai gyvenamąją vietą yra deklaravę bute. Todėl butas laikomas abiems pagrindiniu gyvenamuoju būstu. Kiekvienam tenka po 75 tūkstančius eurų jo vertės, tad nekilnojamojo turto mokesčio už butą nėra. Tačiau namas abiems laikomas kitu nekilnojamoju turtu. Kiekvienam sutuoktiniui tenka po 200 tūkstančių eurų namo vertės. Pirmieji 50 tūkstančių eurų neapmokestinami, o likę 150 tūkstančių eurų apmokestinami 0,2 procento tarifu. Taigi kiekvienam sutuoktiniui tektų po 300 eurų nekilnojamojo turto mokesčio. Ir iš viso šeimai 600 eurų nekilnojamojo turto mokesčio per metus. Kas pasikeistų, jeigu vienas sutuoktinis gyvenamąją vietą deklaruotų name? Tam sutuoktiniui jo namo dalis būtų laikoma pagrindiniu gyvenamuoju būstu ir nebūtų apmokestinama, tačiau jo buto dalis taptų kitu nekilnojamuoju turtu. Tuomet vienas sutuoktinis mokėtų 50 eurų už savo buto dalį, o kitas 300 eurų už savo namo dalį. Bendra šeimos nekilnojamojo turto mokesčio suma sumažėtų nuo 600 eurų iki 350 eurų. O jeigu abu sutuoktiniai būtų deklaruoti name? Namas abiems būtų pagrindinis būstas, o už butą bendrai tektų mokėti apie 100 eurų. Taigi nuo 2026 metų svarbu ne tik tai, kiek nekilnojamojo turto turi. Svarbu ir tai, kuriame objekte kiekvienas savininkas yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Reiktų nepamiršti, kad deklaruota gyvenamoji vieta turi atitikti tikrąją gyvenamąją vietą. Tai yra pakankamai svarbu. Taigi, linkiu protingų sprendimų.